Kodėl aš ir mano sūnus renkamės Gudrutį jau ne vienerius metus? Tai yra pati nuostabiausia susisiekimo priemonė vaikams. Šis įrenginys yra skirtas vaikučiams, kurie dar nėra pasiruošę telefonui. Tai pavyzdžiui, darželis, pirmosios klasės. Tai yra pati paprasčiausia, saugiausia priemonė susisiekti su jūsų vaikučiu. Laikrodis, telefonas. Man kaip mamai yra super svarbu mano vaiko saugumas ir žinoma, kad aš galėčiau su juo susisiekti. Tad noriu pabrėžti kelis privalumus šio Super G laikroduką. Tai visų pirma ir svarbiausia, tai galite susisiekti su savo vaiku, jam tiesiog paskambinti į šį laikroduką. Laikau savo rankose patį naujausią Super G, tai net galite su vaizdu pasiskambinti. Matote savo vaiko preliminarią buvimo vietą. Man ši funkcija kaip mamai yra pati geriausia. Aš saugiai jaučiuosi, kai pasižiūriu, kur mano vaikas yra, ar tikrai mokykloje, ar tikrai darželyje, o ne kažkur kitur. Suprantat. Visus adresatus, įeinančius skambučius, taip pat ir žinutės galite rašyti, tai čia ir taip aišku. Dar balso žinutės, žodžiu. Viską realiai daro ką telefonas. Taip pat papildomos funkcijos tai yra žingsniamatis, pulso matavimas, galite pamatuoti vaiko pulsą, kūno temperatūros matavimas, streso lygio matavimas, galite pažiūrėti, kaip vaikas ar stresuoja. Chronometras ir dėl saugumo sumetimų visus adresatus, įeinančius skambučius, išeinančius, jūs tėvai galite kontroliuoti. Tiesiog suvedate kontaktą, kuris galės paskambinti jūsų vaikui, močiutė, seneliai, artimi draugai ir taip toliau. Taip pat yra ir SOS mygtukas. SOS mygtukas yra skirtas tada, kada kažkas jūsų vaikui nutinka ir jūsų vaikas gali paspausti tik vieną mygtuką ir tada iš karto automatiškai skambinate vienam iš tėvų. Ir apskritai šitas įrenginys yra visiškas įsigelbėjimas, jeigu jūsų vaikas, kaip sakiau, nėra dar pasiruošęs telefonui. Užsidedate ant rankos, beje, baterija laiko net 2 dienas. Nesunkus, lengvas, vaikas ir laiką matys, taip pat ir orą, man atrodo, rodo, datą, žodžiu, viską, ko tik tai gali reikėti. Manau, kad mūsų su sūnum kitas žingsnis jau bus telefonas. Bet iki jo labai rekomenduoju šį įrenginį Super G.